Pakėliau raipą gekulės plunksną, beržynas užkukavo. Pakėliau pilką vieversio plunksną, arimas užgėdojo. O kai pakėliau vargų kryželį, Lietuva atsiduso. Atsidusau ir aš. Svaiginantis aukštis, svaiginantis gylis. prieš ką dabar klauptis, Nuo ko dabar grumtis? nuo aukščio, Nuo gylio? nuo ilgio, Nuo pločio, Nuo gyvo, Negyvo. Nuo jausmo? nuo proto, Nuo vienišumo? Ar nuo savęs? Kas aš? Kas aš toj Lietuvoj? žmogaus klausimai. Klausimai apie žmogų, klausimai žmogui. Klausimai man, Neturiu aš jokio plano. Nežinau, nuo ko pradėti. Daug puikių darbukų per dieną dirbta. mačiau tekančią saulę, paskui 3 minutės žiūrėjau į tuščią kregždžių lizdą. Gi žiema. mėgaudamasis perkirpa popieriaus lapą. Čirkšt. Čia. pagalvojau, kad dienos pasikeis nereikia. Pietaudamas neįprastai švelniai laikiau šakutę. Niam. Niam. Dar sykį pagalvojau. Tada pagalvojau, kad be reikalo pagalvojau. Po pusvalandžio pagalvojau, kad be reikalo pagalvojau, jog be reikalo pagalvojau. Kai liovausi galvojęs, nudirbau dar pusantro tokio pat širdžiai mielo darbuko. Vakarop, va, ant tos perkirptų lapų pusiukės, kuri nereikalinga, ramiai ir kruopščiai surašiau svarbiausia šios dienos mintis. Ne visos tokios geros mintys. Oi, ne visos. Kartais man reikia įkvėpimų. Reikia, kad kas nors tiesiai iš nervės įpūstų gaivesnį, nematomą, bet tokį veiksmingą, deguonies prisotintą orą. Kad smegenys, apgaudinėjančios pačių save, nupieštų pasilgto veido siluetą. Kad garsų įrašų studija, esanti kažkur giliai, toje pačioje dėžutėje, sukurtų pasilgto balso imitaciją. Kad nors akimirkai visa, kas netikra, virstų tuo, kas tikra, ir priverstų plakti širdį. Lygiai 20 kartų per minutę daugiau nei įprastai. O aš? Atsikėliau blogos nuotaikos. Aš irgi. Gal koks sapnas buvo užkliudęs? Neatsimenu, koks žinoma blogas. Taip ir krinta viskas iš rankų. Ką be paimčiau, ką be daryčiau. Sakau, atidėsiu gyvenimą laukiam pusdienį. Gal pasitaisys. Atidėjau, o jis vis tiek eina. Eina ir eina, eina ir eina, eina ir eina, eina ir eina. Nepasitaisydamas. O aš galvoju. Jei čia būtų vien akmenys, jei čia būtų vien geležis, jei čia būtų vien tai, apie ką rašo žurnalai, jei vienintelės spalvos čia būtų žurnalų spalvos. Jei tai būtų, tuomet sutikčiau žmonių, į kurių sielas dar neįtarptas stepinių augalų genas. Ir tie žmonės nieko nuo manęs neslėptų. Ir gal sunku net įsivaizduoti, aš pati parodyčiau jiems ne tik tai, ką turiu, bet ir tai, ko esu netekus. Kartais man atrodo, kad tik televizorius visuomet kreipiasi tiesiai į mane, o ne į ką kitą. Tik aš jame esu reikšminga. Tik man vienai praneša naujoves, parodo visokių svarbių dalykų, lyg kiti žmonės visai neegzistuotų. Man patinka visą tai stebėti. Man patinka, kad televizorius mane įtikinėja. Ir jam nieko nereikia atsakyti, gali nei pirštų nepajudintys, vis tiek tave myli, šypsosi, rodo visokius daiktus. Ilgalaikis televizorių žiūrėjimas padarė mane be galo jautriu, bet visiškai pasyviu stebėtų. Jis išmokė mane svajoti ir visiškai nieko neveikti. Tegul veikia kiti. Tam jie ir gyvena. Išliko tik vienas valingas veiksmas. Poreikis spaudinėti bet kurios daiktus, primenančius nuotolinį valdymo pultelį. Nerimas verčia keisti aplinką. Perjunginėti kanalus. Nuolat kažko juose ieškoti. Kai prieš akis nešmėkšo nieko nauja, atrodo, kad
Nustojai gyventi. Nustoji gyventi. Nustoji gyventi. O aš pilnas stalčių. Kiekviename po tetą ar pusbrolį, po kaiminę su vazonėliu klykiančių krokų. Geriau gyvenčiau ant bėgių. Ir per mane važiuotų nepažįstami. Jei jie būtų stiklas, kas vakar rinkčiau jų šukes. Nejuntamai, negrįžtamai taip vieną dieną manyje jie dūžta. Turbūt myliu juos. Iš kur man tai žinoti? Aš bijau. Jie alsuoja mano plaukus, jie kalba. Nebandau išgirsti. Rašau. Jūs galėtumėte sukurti mane, užpildyti visas spalvinimo knygelės, kurias man kažkada buvo nupirkę tėvai. Išspausti kelis paauglystės spuogus po lietaus kartais išdygstančius ant kambario sienų. Išnešti šiukšles, kurių šiandien prisikaupė. Jūs galėtumėte sukurti mane išeinančią į kryžiaus žygius. Vienas prieš vieną, narsiai kovojančią su dideliu prekybos centru ar mažu spaudos kioskeliu. Jis vienodai gerai valdo ir kairę, ir dešinę. Jūs galėtumėte sukurti mane. Aš galėčiau sukurti jūs. Tačiau kol kas mes matom tik gatves, kuriuose pasiklydom. Kartais galvoju. Jie trukdo. Jie per arti. Visi tie žmonės, su kuriais man lemta gyventi, jie paima mane lyg raktus nuo stalo. Kartais galvoju, trukdau jiems. Jie man viską atvėrė, aš suslėpiau juos pačius. Jie mano lobiai, aš vienintelis jų piratas. Aš mėgstu valgyti ledus. Man nesvarbu braškiniai ar vaniliniai. Nesvarbu, kad jų sudėtis tik vanduo, pieno milteliai, cukrus ir pustuzinis E. Man svarbu, kad jie šalti. Aš valgau tik šaltį. Valgau šaltį, nes niekam šiam pasaulyje aš neįdomi. Nes pasaulis ir man neįdomus. Mes paklusni, pilka režisieriaus armija. Iš ko pažinsi mus? Jo kareivius. Iš nuobodulio veide. Atsidarau kompiuterį, bandau prasiblaškyti žinių portale. Ir nieko. Nieko pozityvaus. Nedorėlis ekonomikos ministras į konferenciją skrido 1. klase. Liūdna statistika mūsų mažėja. Praėjusiais metais iš Lietuvos emigravo 50 000 žmonių. Mokyklose nesibaigia patyčios. Dar vienas paauglys. Šalta. Šalta. Taip ir spraksi kompiuterio klavišai. Kartais tai vienas, tai kitas atsidūsta. Palaukit. Kažkur už mano įsivaizduotų krūmų, mano įsivaizduota mergina skambina kanklimis. Jos akys žaliosios arbatos spalvos, o jos kanklių 7 styga netinkamai suderinta. Jei skambant girdžiu vien šią iš proto varančią stygą, o kai nors iš tiesų girdi, juk ir tampi tuo. 7 banga, meškos kailių prie židinio, kurio ugnis nebešildo, dega tuščiai. Tvirtovė vardu aš sugriau kaip kortų namelis. Neberandu savęs ir nežinau, kur ieškoti. Tokia mes Z karta. Galime susidomėti tik tuo, kas veža. Norėčiau pabėgti nuo vėjimo pasaulio, bet kur bėgti? Kito pasaulio nėra. Nebent tik už kompiuterio ekraną. Šiapusio neįdomu. Neįdomu, kuo gyvena tėvai ir seneliai apskritai. Neįdomus gyvi žmonės. Gyventi. Kaip reikia gyventi? Gal pabandykime gyvenimą suprasti kaip pareigą. Kaip žmogaus pareiga žmogui. Kaip pareiga gėriui ir grožiui. Kaip pareiga tautai. Kaip pareiga medžiui ir paukščiui.
O tada Pabūsiu, pajusiu esamas, jau esu lauktas, nelauktas jūsų, Visas visiems visų. Tai mano, tai tavo, tai mūsų gyvenimai, tai mūsų patirtys, pirmi ir paskutiniai kartai. Tai mūsų karštos jaunos sielos garuojančios viltimi ir noru pakeisti pasaulį. Tai mūsų akise neblėstanti aistra. Dalinkis ją, išmok mylėti, niekada nebijok. ir tada pakėlę raibą gegulės ir pilką vieversio plunksną, rasime Lietuvą, rasim save.